Ai, kaip graži Lietuvos pieva apie šventą Joną. Pats malonusis laikas. Šilta, iš tiršto tankyno linksmai kiša raudonas ir baltas savo galveles sveikatingi dobilai. Ir atsidėję klauso, kaip pašnibždomis šneka gretimieji jų kaimynai, skeltaširdžiai, žvaginiai, anksti pražystantis. Šventas laukų birželį, palaimink mūsų rankas, kad neišsektų upės, kad neišmirtų medžiai, kad griežlė nenutiltų šviesų vakarą avižų lauke. Žalias raskylėlės, jauni ir mane dobilėlį, su šieneliu Tad linkiu tikrai nuoširdžiai visiems konkurso dalyviam didelės sėkmės ir prisiminkit, kad tas, kas nenugalėjo, tai tikrai labai svarbu, kaip ir olimpiadoje šiandien yra sudalyvauti. Tad sėkmės jums! Sutvarkyti neveikiančią ligoninės elektros instaliaciją, pradėjo vandens ir kanalizacijos atnaujinti. Bet Simonas privertė palaiminti mūsų kūrinį, maštas ir laužyti. Išimsim dėtuvę, galėti traukti ir jinai grįžti. Turime kur vakarais pabūti, nereikia tentis gyvenamuose sąvartiniuose. Ajana, ta šuovinė atstumė atgal. Alus čia nelietuviškas, bet vis tiek skanus. Į jūsų sveikatą. Jie labai nori visą laiką. Paragausim visi. Žinau, kad visas žvaigždės motyvas Joniškiečiai į namus važiuoja, esame išlepęs, laukus išradingi, visokuoti sekas, lauko marketingi, ar išanaujam gyvulį auginam, kai ateina šventas į svečių sužinam, ar išanaujam gyvulį auginam, kai ateina šventas į svečių sužinam,
Taip. Na gerai? Čia pradeda nuo pentės, nuo pradžios. Taip, o čia žmogus matyti aukštaitis, aukštaičiai. Taip būdinga jiems dalgis plat. Taip. Taigi, tas platimas labai turi didelės įtakos žolės pjovimui. Mes kada tikrinsime, atkreipsim dėmesį, ar nėra trūkdami dalgio, ar ašmenys yra neišsikreipę, ar jie yra aštrūs. Taigi, tas labai yra svarbu. Toliau, kada baigus dalgį plakti ir daug kas priklauso pjovimo kokybei. Nors pagrindinis pjovimas vyksta ten, kur yra arčiau dalgio dalgiakočio, tačiau smaigalys, jeigu yra gerai, tai jis irgi atskiria tą pjaunamą ruoželį nuo nepjaunamo ir jam palengvina nupjovimo ruožą. Taip. Mes kaip prisidam, pasime daug gėlių ir Taip, mano vainikas nupintas yra daugelio lauko gėlių, šiek tiek margas, bet per daug nemarginau. Pagrindė dominuoja tik 3 spalvos. Sakau, bet kurgi tie mūsų šviesuliai, spinduliai, jaunimas, ar mes pasiduodam, kaip jums sekasi? Jums visiems pristatyti ir pasakyti, kad žemės ūkis ir tai, ką jūs baigėt, tai yra toks, jau kiti galbūt ir patvirtinsit, kad tai yra tarsi startas. Klientai tikrai nesaugo. Iš tikrųjų, labai smagu pabūti jūsų būry. Ypatingai smagu bus pasveikinti naujus nugalėtojus, bet man buvo labai įdomus pokalbis, diskusija. Gaila, ne visi girdėjote jo, su buvusiais žemės vaikais dukrom. Ir mes diskutavom, kaip jiems sekasi, kokia ta sėkmės formulė, ką jie šiuo metu veikia, ar yra ir Lietuvoje. Ir kai žinote, iš 10 susirinko 7. Ir jie visi yra Lietuvoje, jie visi turi darbus. Kas dirba ir turi savo, kaip jaunas ūkininkas, savo ūkį. Kas dirba bankė jau. Kas mokosi dar, arba jau ir baigia mokslus. Kas miškuose dirba, bet visi susiję su žeme. Arba štai sako, aš išvykau į Visaginą, bet aš ten taip pat žemės turiu. Aš taip pat nusipirkom mes namą ir mes tvarkomės ir dar miško nusipirkom. Tai čia yra sėkmės formulė. Tai, kad žemės vaikas nominuojamas, tai ne tas gražuolių konkursas, kur ten nominuoja ir paskui ten visur vedžioja ir tik tai žemės vaikas tai yra žemė. Žemė mus maitina, žemė mus, kaip ir šiandieną,
štai iš dangaus palaisto, pagazdina iš tikrųjų su to savo lietum. Rolandas Zolubas. Kviečiu ir šios mokyklos direktorių arba atstovą. Mes norime taipogi apjuosti juostą ir dovanų padovanoti. Ir laureatė, gal ir jūs pasakysit? Gintarė Zubravičiūtė. Sveikiname Gintarę ir kviečiame mokyklos direktorių. Mes norime taipogi juostą apjuosti ir dovanėlių padovanoti.